Nu, tai kaip dabar tos tarkieną čia jau iškelti? Trupučiu. Aukštukai. Super. Labas visiems bičiuliam, kurie žiūrėt man. Šiandien sveikinuosi su jum iš Pajūrio. Su šeimin atostogaujam savaitę. Kaip sakyti, yra žmogus, kartais reikia ir man truputėlį atostogų pasiimti nuo visko. Ir šiandien bus pasakojams, ką galim nuveikti, kada mum žmonos leidžia pasiimti vienus pinigėlį atostogas, galbūt dar. Ir kokios žvejybos įmanomos, sakykime, kai jau esam paleidžiam iš paplūdimio nuo smėlio ir galim eiti, kur jau norim kokio vieno kito dieno. Tai šiandien būtent ir bus visą tai truputėlį gal nušvies, sakykime taip, nupasakot, ką galima, pavyzdžiui, pas mum Pajūry padaryti su kamerų ir spinningėlių. Pasiėmęs esu avižadrę, long hit Crazy Fish'o nano long hito iki 2,5 gramo Crazy Fish'o. Ir va, pavaikščiosim, pabandys papasakoti būtent kaip viskas atrodo. Galbūt net ne iš vienos dienos sudėsiu žvejybų, nes čia buvo ir su bičiuliu vieną kartą išvažiavę čia tiesiog, ko galim mieste nuveikti, sakykime, žvejybai. Ir manau, kad tai tikrai vert dėmesio toks žvejybinis procesas, todėl kad jisai be jokių įsipareigojimų pakankamai lengvai leidžia mum pasimėgauti mūsų mėgiamų hobių. Tai va, žiūrėm bičiulė, kaip čia mum viskas ir sekas. Va taip kiekvieno dieno ir pradedam savo žvejybą. Ešeriuko atgalios, Crazy Fish, Nano Longs, Vibra Wormčaks, čia toks kulverstuks naujas nuo Crazy Fish'o. Žodžiu, viskas kaip geriausias namuos. Londono bei Paryžiaus, dar ir Klaipėdos. Mesim to grožį. Starkiuks mėgst, jau trečias. Tai kaip sakyti, turi tendencijų. 1,5 gramą uždėjo. Čia naujai Crazy Fish'o tokie, kaip juos reikėtų čia kriaušytės tokios, o būtent visom tokiom žvejybom, kada jūs kabinat kaip džigrygų, tokių tipažų. Tai liuks yra skirtingų svorių. Gerai, papras, primityv, iki skausmą, bet veiksmingų. Ten nei švins, nei wolframs, toks viduriuks. Mažesinsiu švino, didesiniu wolframo, sakykime, svorio ekvivalents yra pagal dydį. Tai aš ir avižadrebiui pasiėmęs esu pačių galvučių, ten tikrai mažų svorių yra. Tai ką žino, bandysim. Testavimą dabar proces. Viskas yra. Kaip smūgiavo. Tukt. Čia gali būti, kad į pervaliuko kas nors pervažiuoja.
Bet adrenaliną kiek vis tiek pakelia. Kaip bežiūrėsi, aišku, čia toks aferizams, čia vienas starkiuko, kol kamerytė buvo neįjungti į vario, tai šiaip netaip užkėlo aš jį. Bet jau nėra lengvas procesas. Tai jau čia labiau tektų koks nors jau iki 5 gramų su koks 0,2 P valiuks. Ten 4-6 kilogramų išlaikymo, apie 4 kg, sakykime. Tada nuo priekrantės dar jūs galite užkelti. Užkėlo ir su šito taip. Įtempė, žemiau kučiuko paleidė ir toks šukt. Bet jau reikia pasižiūrėti, kad nebūtų pasiutęs, išsidūkęs reikia būtų. Nes kitu atveju jau ne kažką. Gerai, šiandien veis iš tos pusės į to. Tai su 1,5 gramiuką skrend labai padorė. Dar mes aukščiau stovėm, tai masals dar toliau nuskrend truputėlį. Ir šiandien mato, toliau už uostelę stovi kolektyv su valtelai, matomai tų mažų starkiukų užėjai yra, nes čia vieną dieną, kai buvo vargiai, pagavo porą, šiandien vienas, tai tikrai matomai yra iš jūros užlėkusių padykelių. Bet ešeriukai šiandien tylų. Aišku, labai nepatogu. Šiandien prie priekrantės vėjas sukėlės visus tuos žalius maurus išneš. Ir jie užvala kabiną sekundėm, tai negali tose vietose, kur jie dažniausiai ten taip jau tupiniai, neužmesti. Bet ką darys? Kenčiam. Kentėti mėgsta. Įdavient. Oi. Va. Tokia anšlaga starkių nesuturėjęs. Va. Super. Nu kas, tai super. Bet vis tiek smagu. Na ką, bičiulė, lietutis kaip visada sveikinas. Tik kai atvažiuoji prie vandenuką, pil kaip priklauso, Juodkrantėj dar nepila, bet čia her Klaipėdoj vanoj. Nieko nepadarysi, atvažiavo taip kaip student, teisingiau nebuvo net ir įsidėjęs nieką, tai žiūrėsim, kaip čia. Važiuoti taip su dviračiu reikės 2-3 km atgalios, tai svėsis takas. Taip šlapis bus. Tai pagalvojo, kad ir gal neištirpsim. Sens laiks prisiminsim, kai vanodavom per lietą, su celofanu ant galvos ir viskas gerai buvo. Ors nėra toks šalts. Gal ir per stostas vis lietutis, nors toks jausams, kad nuryta čia lyja. Ir greičiausiai, kad klaido padarėm atvažiavę. Bet bandom. Turiu čia savačgyrą džemperiuko, bet tas dar blogiau, jį beveik kaip ir pataupyti reikėtų grįžimui, bet kaip nors nusispjausim. Ir kaip geriausias laikas, bus kaip bus. Gal žemaits nefražos, kaip sakydavo. Pagausim keli žuvelioks bus, belė kaip gerai. Nepagausim, bus argi, taip kaip bus. Viskas. Čia eisis gerai mano. Tuoj va. Padarysim pirmą metimuką. Ir jeigu dar pagaunam, užsivedam, tada tai jau belia kaip čia. Gali ko nori daryti. Neištems mūsų lauką. Tas toks tukt. Tiesą pasakius buvo pačioj Juodkrantėj, bet visiškai jokia žuvelioka nesimatė nei ten, nei primolų, nieko. Tai už tai ir nugalvojo, kad reikėtų nors vieną dieną atvažiuoti prie smiltynės ir pasižiūrėti, kas čia daras. Nors su avežargi posunkiai vėjais
rodė mažesnį, bet šį kartą argi taip, nu, eita. Visgi nemažas yra. Puola, žuvytė ant mūsų. Bos klioviuks. Tuoj pačią suorganizuosi. Iššauka lauką, aišku, nežino, kas per dydis, tuoj gal pamažysi masaliuko. Jeigu tik arti krantą yra, tai jau mums tenk viskas. Toks velniuks. Ir dar ir paieškoti vietų. Kažkaip priekrantėje nemačiau, kad gal porą žmonių buvo, bet galbūt tas pats lietas išvaikęs yra visus. Aš čia prie uostelę atėjo, žemesnis priekrantis, nes neturiu graibštą. Tai vėl čia gali būti istorija, kai važiuoji didesnis. Reikia turėti tokio alternatyvo, kur išsitemti. Tai čia įsileidims senasis yra. Brol Mykol. Ir turim pirmojo žuvelą. Tebūnie šviesa tunelio gale. Komplekčiuks. Crazy Fish Nano Longs iki 2,5 gramo. Dabar galvoju, kiek aš čia gramiukų. Akinuku argi nepasimiau, greičiausiai bus 1,5 gramą, offsetuks ir ringo. Masaliuks uždėt. Toks kaip loch spalvytė. Nu jau viskas. Jeigu jau ant antrą kibimą užėję, tai jau bus 100%. Baisiai gail, kad tas lietutis taip užėję. Greičiausiai atšalsiu, buvo žadėjęs. Galbūt net panaktiniai truputėlį. Pagalvojo, vis tiek, su dviračko latmynė, tų jėgelių pareikalavo nemažai. Prieš veidą dar gavo pamintaisios įstakelis. Tai reikia bišk atsigauti, kad šikna truputėlį. Nutrinimus atgaivintų kraujotako ir tada dumsim atgal. Tai jau pavakarinėjus, manau, kad visai būtų buvę neblogai. Praėjęs tam tikras laiks, reumens atsistatė. Su kajaku lengviau minti negu su dviračiu, tas kad ir negreitai, bet geras atsisėdims rūpužėlą. Lėtesins minims ir tu žinai, kad greičiau nepavarys ten kažkokius stebuklų. Dviratis vis tiek leidžia daugiau biškeltos jėgos įdėti ir užminti ir tada jau kojalas iš karto gauna tokią darbinės apkrovas. Tai jau čia taip reikia protingai vertinti. Ir norėsiu dviračiu greičiau, aišku, neminsi juk čia 8 valandų, kaip su kajaku. Norės per valandą tos 22 praminti kilometras. Taip, kur čia mūsų žuvytės? Dar masaliuko reiks atrinkti, sakyta. Čia dar reikalų piln, kaip priklauso. Bet vis tiek čia sruvytė buntai nors kokį įtekėjimą, ištekėjimą, tai, sakykime, pačiam uos didesnė tikimybė ultralaitų yra, ką tai pagauti, negu juodkrantė toj pusė, aišku, ten, kai srovė identiškai taip pat. Jeigu neš nors iš vienos ar kitos pusės, ar į, ar iš, tai viskas ok. Bet jeigu neneš, tada jau ne ok. Ten mažiau šansų, ką tai sumedžioti. Nes vanduo tada jau toks prarūgęs būn. Nieka gera, kaip sakyti. Kas dasiaubs čia? Tas grožis, a? Pažįstam žuvelioks, klaipėdiečio. Ir ne tik. Priverčia šios karts nuo kartą užkibti. Na, šaruk. Starkiuks.
Eik tą peklon. Kapy, bachuriukai, pagavom starkino, va čia tai yra kažkas, wow. Klaipėd. O, pirm starkšiais metais. Oi, nu šaunuolis. Oi, viskas, einam paleidinėti. Klaipėd tuo ir pasižym to savo grožį, kad jūs atvažiavę pažvejoti, čia nežinot, ko pagausit, tikrai didelę galimybę labai skirtingų žuvis sugauti. Kaip matot, jau turim 3 žuvis pagavę. Ir tikėkime, kad dar dasijungs mums čia kokį, nežinau, kuo galbūt kokį, bet plekšnės rovės nėra, gal ir nebus. Bet ir karšys gali tikrai įvažiuoti kuo ramiausiai. Tai žodžiu, labai super. Vat dėl ką man patinka Klaipėdoj, smiltynės vystas tą akvatoriją, kad jūs čia galite išdarinėti labai daug ką. Persikėlot keltu, atėjot, viso pakrantį šukuoti, galit drįs teikti, jeigu 2 meškerioks pasiimti. Vienas toks visai ultralaitins, kaip nano longs, tas iki 2,5 gramą. Kits galbūt iki 8 norėjau imtis, bet kadangi su dviračiu važiavo, 2 spiniongs vežtis rankoj 20 su virš kilometrų nėra pats lengviausias iššūkis. Neturėjau kuprinytės, kur susismeig, sakykim, tas specialus dėža ant nugaros. Tai nebesimė, bet įsidėjęs buvo vargiai Ariono Pro iki 8 gramų. Tai jisai kažkur toliau užmest, galbūt karšiam, kurie atsitraukia, yra toliau nuo krantą. Būtų labai super variantas. Ir tikrai pagavimų galimai būtų dar daugiau iš principo. Negali žinoti, aišku, bet tikrai ta akvatorija, jeigu į gil einas truputėlį palaviruoti, nes vis tiek su labai lengvas svoris ten, kad ir 1,5 gramą, yra sudėtingi iš principo, ką tai nuveikti. O, sakykime, jau turint galingesnį ten užmetimų, kad ir tuos 8 grams, jūs jau galite tikrai toli mestelėti. Ir jeigu jūs dar valo plono naudojat, ten 0,2 tikrai plono, tai jūs jau tikrai toli numetat. Ir va čia jau yra didelė galimybė, kad jūs galite užeiti ant kažkokių tai būrių stambesnį žuvės. Ir tada jau gyvenimas pasidaro visai lengvas. Dar vienas monstras guli. Kur didesnė šeriukai, matomai verslininkų tinkluose. Likę tik utelas mums tokias. Mėgėja. Ta. Na, jau reik didesnė. Atėjo valduks, gal taip ir sušalt čia. Lietutis nustoja taip krapėt. Teisingiau krapen ištiesi, bet minima pasiekmės argi jau pasibaigė, kaip sakyt. Šilom tą išgaravo. Ir dabar jau tas nemalons pojūtis, kad visai nešalt tapo. Aišku, mintim atgal ten. Kažkur valand, gal su truputėlį bus grįžimą. Tai kaip ir viskas gera. Bet iššautų čia koks geresnis viens kits adrenaliną pliupsniuks. Ir žiū, būtų visai smagiau. Nes pirdanėlė tėti tokia neužveš raumenyną.
Bet šiaip super, nei kalbos nėra. Čia aišku, mano daugiau toks net įsidėjęs nebuvo. Galvojo, kad Juodkrantėje šiaip bus truputėlį tų vėsų srovių ir bus tą kibimą, greičiausiai net ir baltus išeis pagaudyti. Bet su dugnyje kolego žvejai argi suteko vakar, tai sakė, vieną dieną visiškai nei kibimą karšę neturėjo, kitą dieną 4 toks puskarščioks pagavo ir vat nežino, dar vakar jisai kito dieną buvo. Nu, bet tai reiškia, kad ir pačios baltos žuvys, nu, kibimo nėra, toliau stovėja ir net pašėrus, nu, jinai neateina. Tai su spiningėliu dar sunkiau visą tai sužiūrėti, sutvarkyti. Tai ir vat taip ir gavas, kad Juodkrantėje vieno vakariuko prasėjo, pasitikrino, pasikalbėjo, mato, kad tikrai nieko nebus. Ir tada jau sprendimas buvo į Smiltynę. Norėjau su autobus atvažiuoti, biškelį prasileido šito momento. Šiaip jei kas Nidoje, Smiltoj, Juodkrantėje būnat apsistoję, tai tikrai autobusą eina, bet reikia susižiūrėti. Aš kai kurie autobusai būna, kad pirmadienį, sekmadienį ar penktadienį, sekmadienį, nebeatsimenu. Nu, žodžiu, reikia biškelį pasitikslėti, bet autobusų yra ir gerai susižiūrėjus, tikriausiai apsimokėtų labiau su autobus. Bet aš biškelį ir sportą norėjau suderinti, kad taip kujytis pasidarbuotų, tai vat, su dviračiu važiavo. Bet su dviračiu faktas jau yra sudėtingiau, kilometrų nemažai yra, apie 22-24, tai žinot, ne kiekvienam tai numinti ir jeigu vijuks ir panašias tendencijas, tai iš viso meilas ten nėra. Pataisykim biškį kamerį, kad tiesiau rodytų. Tai jeigu dar ir dviratis nelabai gerai krūtantis, tai iš viso sunkiau. Nebent su elektro dviratuks, o tada gerai, biškiai su tą elektrinį pagalbą, tai jau daug ko galim nuveikti. Ir toliau nuvažiuoti, ir jau kai jėgelių nėra biškį pailsėti, kai jisai ten pasidarbuotų, ir greitis sąlyginai didesnis, tai jo, čia jau gerai. O šiaip tai tikrai verta atvažiuoti, net ir to pačio Danės upė, čia vat, per parodėlą, kai buvo, tai su bičiulės buvo nuleikęs pasižiūrėti ir su Povilu. Tai mes ten pasivaikščiam truputėlį ir atskirai, ir į krūvą buvom, tai argi smagiai. Eini naktį, šalt, ger, tai čia argi reikia atkreipdėmės, kad galite skirtingų laikų tai daryti, tiek dieną, tiek naktį, priklausomai kurioje vietoje esat. Jeigu Smiltynėje, tai aš manau, kad čia tikrai drąsiai galim dieną žvejoti, jeigu Danės upėj, dažnu atveju būna labai neblogai susigauda ir naktinėjant. Tai, nu, biškelį kaip užėjai, ką žino, iki kokių 12 valandos pirmas, jau kaip kam sveikat leidžia laiko išspausti. Tai argi gražu visi, o aš bujoju, jeigu poreikia gerti baisiai. Na, tai tikrai argi labai smagu, toks gyvas miestas, toj centrinėje gatvėje, tai vis tiek viskas aplink Danę eina. Tai žinot, nu, įdomu, kodėlgi ne. Reikia mėgautis tuo gyvybę, kurie, aišku, žmonės yra skirtingi. Vieni galbūt nori kaip tik ramybę, žinot, ir jam ten smėra. Bet man patinka toks kitoks šurmas. Ant jau monstras tarp šitų visų velnių. Ui, tai koks velnis. Nu, liuks, stuktelėjo taip smagiai iš 2 kartų. Oi. Sekundė po 0. Bėk namulę. Čia ger priekrantė žem, tai yra galimybių truputėlį
išsitraukti kažką didesnį, jeigu jau taip nutektų. Dar vieną žvėrį. Žiūrėk, tu įsivažiuosim ant žvėrių tokių. Nu, su tokiu koteliu kaip bebuvė, net ir toks sąlyginai nedidelis ešeriuks, suteik daug malonumą traukiant, tą pasipriešinimą, o jei čia dar dadėt kokį 100 gramų tam ešeriukui, tai čia aplamai jau toks yra wow. Gal truputėlį dar pasonkės, labai jau truputėlį toliau, o čia gaunas kaip tik iš jūros užpačvėja, bet į maną labiau sunku su mažai svorės, ką tai pravesti, toliau, nu ir užmesti, ir pravesti, kiek jau čia sukiom pripasti, tiek jau turim, bet galbūt truputėlį užmetus toliau, eitus sugauti ką nors gražesnę. O šarūks. Truputėlį pariškinom viską. Sėdėjom praleivisą tokį ryškaliuko. Ir turim ešeriuko biškelį didesnį. Bet šiaip iš toliau argi nepasiteisina, kibimuka nėra visiškai. Viskas prie tokias lenkstuką, sakykim, taip įvardėti. Tai nežino. Gal ir nėra. Ir toliau. Ar migruoja kažkur. Ir svoris nepadeda. Jau didesnis svoris, jau tarp akmenukų čia kažkur įlent. Ir argi nepastebėjau, ką geriau yra. Tai va, kiekvieną dieną truputėlį skirtingai viskas būna. Tai vėja nebūtų tikrai dėčia 0,5-0,7 gramo. Ir kadangi čia tokie žulynai yra, tie maurai vadinat, tai jisai nesiveltų tiek į tuos maurus ir esu tikras, kad kibimų turėtumėm daug daugiau. Bet vėjuks toks tikrai stepars, sudėtinga taip, nu, ir pravesti, ir užmesti tokius lengvus svorius, nors kiek toliau, tai tuo marazmu neužsiimsim. Greičiausiai įsidėsim dar vėl atgalios 1,5 gramą, nes kaip ir dirbants variantas buvo. Ir viskas tika. Aišku, dar kelis metėms padarys su tuo, sakykime, su ta sistema, tokiu truputėlį džigryga principu. Sportininkas. Opa! O čia jau. Oi. Visiškas monstras. Čia jau monstras. Nu va. Atrodo, niekada tą laiką ir neprabėga. Geros 2 valandėlės. Oi. Geros 2 valandėlės. Ir ką? Ir jau turim, kaip sakyt, pasidžiaugti ne vieno žuvelioko. Ir tai smagu. Jau kaip minėjau, jeigu dar tas lietutis čia baisiai nebūtų taip gyvenimą trumpinis, tai aplamai čia super būtų. Jeigu prie kokios saulytės žvejybų, tai ką, viens pasimėgavimas.
bandom dabar paeksperimentuoti. Dėl įdomumo, nes toks jausmas, kad paskutinės 3 žuvys taip aiškiai labai sugautos buvo. 2 iš vieno taškelio, 4 truputėlį iš kitur ir ant tam tikros spalvos, tokios rausvos, pinkės. Tai dabar bando uždėti vėl kitokio spalvo, kur buvo pradinė ir jau pirmų pravedimų jaučiu, kad din kūrės kažkas. Bet galbūt stambesniam ešeriui reikalingi atbuvo spalv ir ta pastaroji negroja taip gerai, kaip man norėjęs. O galbūt labai tikslinį taškelį. Čia tokių žulyčių biškelį yra. Ir gali būti, kad tai sugroja. Pataikiau užmest, kaip sakyti, kur reikia. Tai dabar biškelį paeksperimentuosim. Biški čia. Ir žiūrėsim, į ką pabandysim vėl uždėti atgalios pinkelę. Nors man atrodo daugiau čia tiesiog prie žolių tiksliai tokio vietčikį užmečio. Buvo jie ten ir iš karto keibimukai. Nes ešeris toks jau yra. Aha, o Jėzau. Nu, galdam. Tem. Iš paskutiniųjų jėgų. Čia tie parazitai. Tai va. Bet vis tiek įdomu paeksperimentuoti. Galbūt kažkiek ir dydis, argi priklausė, gal daugiau agresijos iššaukia ryškesnė spalvų. Pramesim truputėlį. Ir per čia, ir formo pakeičia, jau nebe ringo uždėjo, vibra vormo. Pažiūrėti, gal tas su form savo kitaip truputėlį vilios. Čia žinot, tai tom žuvim vieną dieną taip, kitą taip, 1 valandą dar kitaip. Ir čia jau reikia paeksperimentuoti. Nieko nepadarysi jom. Bet nėra ta tokio, būna tokie pikti ir balta žuvis, toks geras kaip bims, taip jas, kad oi. Tai va šiandien nėra ta piktuma tokia. Įsiarb, vis tvarkoj, bet taip, kad vošteltų, ką mažai nepasirodytų, tai taip nėra. Čiūpen jau dugnu kažkas ten iš agresorių. Čia bus tie parazitai. Iš po akmeną išlindi. Nes ešeris tai jau biškelį kitaip. Jisai ten tvarka reikals. O tie negali toli nueiti. Nuslaptavietis. Iškiša galvo, čiup. Ir jei tik masaliuks kažkur nurėdėja, toliau jau atgal į urvelį. Kas nesurytų. Uždėjau dabar 1 gramo, sakykime, pasimažino man svorę, tiesiog eksperimentus daros. Uždėjom to poliariso ryškų ir žiūrėsim, kaip čia viskas mums gausis. Gal ir visiškai nieko gera. Čia jau visiškai nieko gera. Klasiok. Avižadrebė. Bet jau lengviau pravesti virštų maurų, kur kalbėjo. Tai žinot, jau vėl pliusiuks toks yra. Neapsinė žolėm, tai jūsų pravedims ilgesnis gaunas. Nu ką, ir vat jau pirmo jauk. Bet tai aišku, užmest jau sudėtingiau yra. Bet pabandysim vienoj, kitoj vietoj.
Pažiūrėsim, prisišauksas didesnis, kiek tai ešeriuks, ar čia tik atsitiktinis buvo kelių vienetų, kaip sakyti, šou. Nu, ta pekla. Dar viens starkint. Ne, nu čia jau yra viskas. Geriau nebegali būti. Juokas, aišku, bičiulė. Viskas čia juokas. Bet čia du starkiai. Ne starkiai, starkiukai. Vaikučiai. Nuo krantą. Visai gerai. Visai gerai. Nors mes jų čia specialiai negaudom. Tuo tai jau galiu užtikrinti šitai. Bet truputį kažkur praplauk vilni. Mano bus paskutinės akimirkos šiandienos žvejybos išnaudot mato nepilną DJI Action Pro kameros akumuliatorius vienas. Tai ta žvejyba, maks 3 valandos. Pagaut apie 30 ešeriokų, apie 20 grondulų, du starkiokai. Ne vienas baltožuvis egzempliorių, tai čia galbūt toks dar galimybių langas, sakykime, būtų buvęs. Ir jau kaip pasakojo, tikrai to žuvis padovanojo labai smagių emocijų, bet šiaip, ką žinau, pakrantėm vaikštom betoninėm, nieks nešlapia, jeigu lietutis nelyja ir nesusintetinis kerdas, tai tik tikrai smagiai taip gaunas su tom tokiom pažvejojimais. Oi, kaip aš čia aukštai stoju. Nu ką, tokie ešeriukai tikrai visai neblogi, nieko nesako. Būtų smagiau, jei kokių 50 gramų rupūžiuką atiduok. Paskutinį mūsų masaliuko, kad tokių 50 gramų galbūt 100 gramių būtų buvę didesnė. Bet, kaip bebuvė, palanksta neblogą meškeriuką, o tą mum ir reikia, svarbiausia viskas. Ir sako, emocijų suteikt, smag pasibūt kelias valandas, tai tikrai, kurie nori ir turi entuziazmą ir išleidž žmonos, čia irgi svarbiausias faktorius yra. Tikrai drąsiai galite atvažiuoti į Smiltynę, kaip jau minėjau, autobusai važiuoja ar iš Juodkrantės, ar iš Nidos, nėra didelė skirtumą. Tiesiog ar ir Klaipėdoje būsit persikėlėt keltu su dviračiu geriausiai, nes su mašin viskas pigu yra, viskas prie vietos paeit. Ir žvejokitės, tikrai malonumą daug. Žuvų yra. Tų didesnių jau kaip Dievas duos. Kaip minėjau, turėti geriausiai 2 komplektoks, kad viens toliau švystelėtų kažką. Ir viskas. Ir žvejyb tikrai gali atnešti daug malonumą, kartais net daugiau negu mūsų tie ežeriukai. Kas čia buvo? Nes tikrai tos tokios nedidelės žuvys daug yra ir pasižvejojimai tie tikrai smagus. Man visada labai patinka čia atvažiuoti, pasibūt, pasižvejoti, nes ta galimybė, sako, su kedukais ateit kažkur prie vandens, taip tik, saurami toks tikras kurortautojais, tai tikrai atneš daug malonumo. Dabar toliau žvejojam, jeigu jau dar kažkas įpuls, parodysim, bet šiaip, manau, kad jau bičiulį galbūt ir atsisveikęs su jum iki
sekančių kartų. Ir čia bus toks pasakojimas apie žvejybą, kai žmonos išleidžia atostogų metu kažkur nulėkti iki vandenuką.